Sveiki, gerbiami žiūrovai. Norėčiau šį kartą su jumis pasidalinti kai kuriais pamąstymais apie rusofobiją, o su ja ir apie Lietuvos ir lietuvių tautos likimą, kurias išprovokavo kai kas, ką pastebėjau internete. Taigi, prieš keletą dienų Kauno dienos portale pastebėjau štai tokią antraštę. Rusijos pilietį varo iš Kauno. Ėmiau, pasiskaičiau ir ką? Ogi štai kokia istorija. 87 metų amžiaus senolis, vardu pavardė Arnoldas Karakų Jemšensas, nuo 66 metų gyvena Kaune, bet iširus Tarybų sąjungai jis pasirinko Rusijos pilietybę. Na ir nežiūrint to, jis 30 metų toliau be kažkokių ypatingų problemų Kaune gyveno pagal valstybės išduodamą leidimą gyventi. Bet dabar po eilinio prašymo kalbamąjį leidimą pratęsti, vietiniai biurokratai nusprendė išsiųsti jį Rusijon. Šį sprendimą lėmė aplinkybė, kad jam, norint prasitęsti leidimą gyventi Lietuvoje, buvo pateikta anketa, kurioje keltas klausimas: kienogi Krymas? Ir šį klausimą atsakęs, taip sakant, neteisingai, senolis atseit pasirodė esąs potencialia grėsme nacionaliniam saugumui. Ir dabar, nežiūrint nei amžiaus, nei nepavydėtinos sveikatos, nei tos aplinkybės, kad jisai Rusijoje giminaičių neturi, jo šeima mat Lietuvoje, o sesuo gyvena Gruzijoje, jam nurodyta palikti šalį. Tai štai kas vyksta mūsų Lietuvoje. Iš operos, kur būtų juokinga, jei nebūtų tiesiog graudu. Ir tai neturėtų kelti nei menkiausios nuostabos, žinant, kad rusofobija ir antitarybiškumas vis labiau ir labiau įsitvirtina, kaip kovo 11-osios Lietuvos tapatumo pamatinis elementas. Ir įsitvirtina net iki tokio lygio, kad galima, manyčiau, šmaikščiai perfrazuoti poeto Majakovskio žodžius, skirtus Leninui ir partijai. Tai yra Lietuva ir rusofobija, broliai dvyniai. Tariame Lietuva, suvokiam rusofobiją. Tariame rusofobiją, žinome Lietuva. Taigi tema net banali ir ją liečiančias konstatacijas būtų galima prilyginti teiginiui, kad sviestas yra sviestuotas. Bet kodėlgi tada tą temą kelti ir papildomai plėtoti? Priežasčių apie jį kalbėti iš tikrųjų daug, bet pati pagrindinė mano požiūriu yra ta, kad šis Lietuvos visuomeniai itin gajus bei valdančiųjų viršūnių sąmoningai kurstomas reiškinys akivaizdžiai perauga į naują ir iš tiesų pavojingą kokybę. Norint tai suprasti, grįžkime vasario mėnesį. Štai tada premjerė Ingrida Šimonytė pareiškė, kad Lietuva apsinuodijusi rusų kultūrą. Vadinasi, bėda ne Putinas ir dabartinė Rusijos valdžia, ir netgi ne Tarybų sąjunga. Bėda tai Rusija ir rusai kaip tokie, kaip, sakykime, genetinis blogis. Tai yra nuodas. Na, jeigu nuodas, tai reikia detoksifikacijos. Štai tokios ir imamasi, pradedant atrodytų smulkmeną, pervadinant Vilniuje įsikūrusi Aleksandro Puškino muziejų. Mat Puškinas, kaip didžiarusių patriotas, jau savaime nepriimtinas veikėjas. Bet tai tik apšilimas. Šimonytei prabilus, kaip blogai, kad Lietuvos mokyklose vis dar mokomasi rusų kalbos, imtasi ir atitinkamų veiksmų. Tiesa, ne tokių staigių kaip kaimyniniai Latvijai, kur iškart pareikšta apie siekį atsikratyti rusų kalbos mokyklose, bet ir čia Lietuvoje viskas eina prie to pačio. Visų pirma, siūlant, taip sakant, alternatyvas rusų kalbai, ypatingai iškeliant lenkų, o tai atsižvelgiant į geopolitinį kontekstą, tai yra į anglosaksų remiamą Intermariumą, tai yra naujos Lenkų imperijos projektą, yra visiškai dėsningas dalykas. Na, visų antra, pradedant raginti rusų kalbos mokytojus persikvalifikuoti. Tuo būdu siunčiant jiems aiškią žinutę: negerbiamieji, jūsų paslaugos Lietuvos švietimo sistemai tuoj bus nebereikalingos. Ir visų trečia, pareikšta, kad po kelių metų nebeliks rusų kalbos valstybinio egzamino.
Tuo būdu vietos kažkokioms interpretacijoms ar dviprasmybėms nebelieka. Viskas aišku kaip tai, kad 2 × 2 = 4. Ir dar veskim tai platesnį kontekstą. Turiu omeny praeitais 22 metais vykusi susidorojimą su šalyje likusiais tarybinių karių paminklais. Ir apskritai su 41–45 metų didžiojo tėvynės karo atminimo ženklais. Mat rusofobiniam režimui neparanku turėti priminimą, kas ir kaip kadaise išgelbėjo Lietuvą ir lietuvių tautą nuo šiai grėsusios pražūties. Bet eikime toliau. Vien kova prieš rusų kalbą ir kultūrą neapsiribojama. Kartu su tuo visi kitaip galvojantis, tai yra iš esmės ne rusofobai, automatiškai nurašomi antrarūšių piliečių kategorijų. Be galo iškalbingas šiuo požiūriu mūsų prezidentas. Tai yra, po kilusio aistrų dėl Vilniaus katedros aikštėje pastatyto pamuštojo rusų tanko, Nausėda tarė, citatą, jo reikėjo, kad pamatytume tuos kabutėse vatinukus, kurie dabar ten lankosi, gėlytes neša, maldas organizuoja. Labai gera išgryninti ir pamatyti, kas yra kas Lietuvoje. Citatos pabaiga. Ir ką? Iškart po to Laisvės partijai artimas veikėjas, Šimašiaus patarėjas Karolis Žukauskas, imasi taip vadinamų vatinukų medžioklės. Mat jį be galo supykdžiusi teisininko Jono Kovalskio ir jo draugų inicijuota antikarinė akcija prie minėtojo tanko. Tad pradėtas puolimas prieš Utenos Adolfo Šapokos gimnazijoje mokytojaujančią Kovalskio žmoną Romą Kovalskinį. Remiantis iš ankstinė prielaida, kad štai visi jie vatinukai, o vatinukams dirbti švietimo sistemoje juk negalima. Na, toliau dar gražiau. Štai, baigiantis kovo mėnesiui, Vilniuje antrąsyk padegamas visuomenininko Lauryno Ragelskio šeimos automobilis. Visokiems ura patriotams ne tik Ragelskiui, taipogi vatinukui kabutėse, grasinant mirtimi, bet dargi pradedant viešą puolimą prieš buvusiam rusų dramos teatre dirbančią jo žmoną. Tuo būdu akivaizdžiai ruošiama dirva tam, kad atėjus, taip sakant, valandai X, Lietuvoje galėtų vykti susidorojimai, kaip kad Odesos profsąjungų rūmuose, kur ukrainiečių fašistai organizavo tokių pat kabutėse vatinukų žudynės, kurias tarp kitko savo laiku sveikino ne tik lietuvių neonacijai, bet ir atseit respektabilus kabutėse veikėjai, kaip liberalas Petras Auštrevičius. Pridėkim pagaliau prie to ir perdėtą susireikšminimą išduodantį mūsų valdžios pareiškimą apie tai, kad štai, jei tik tai Putinas atvyktų Lietuvon, tai mūsų šaunuoliams ranka nesudrebėtų, jį sulaikant ir perdodant Hagos tribunolui. Tuo tarpu suvokiant, kad nei toji Lietuva, nei ją valdantis Landsberginiai Putinui jokio ypatingo intereso nekelia. Ir visa tai, pradedant Kauniečio senolio atveju, baigiant kliedėjimais apie įsivaizduojamą Putino sulaikymą ir išduoda tąjį rusofobijos peraugimą į kitą kokybę. O konkrečiai tai rodo, kad Lietuvoje rusofobija virsta elementaria psichozė. Ir čia norėčiau išryškinti 2 itin svarbius šios psichozės aspektus. Tai yra kultūrinį istorinį ir socialinį politinį. Taigi, kultūriniu istoriniu požiūriu ji pasireiškia visų pirmiausiai niekinant ir neigiant rusišką kultūrą. Tokiu būdu, taip sakant, pjaunantis šaką, ant kurios sėdinti lietuviškoji. Ir konkrečiai turint omeny tiek baltų slavų giminystę, tiek neišmatuojamą įtaką, kurią didiesiems 19 ir 20 amžiaus lietuvių kultūros meistrams padarė rusišką kultūrą, tai yra literatūra, poezija, menas. Tiek žiūrint ir bendrai tą aplinkybę, kad tautos negyvena izoliacijoje, kabutėse pačios savo, bet yra priverstos tarpusavyje bendrauti, sąveikauti, viena iš kitos mokytis. Ir kad atitinkamai pilnavertė, tikrai turtinga nacionalinė kultūra yra ta, kuri išsiplečia į bendrą žmogišką pasaulinę kultūrą. Kitaip tariant, tautiškumui suaugant su žmogiškumu.
Tokiam kontekste galima teigti, kad sveika nacionalinė kultūra yra ta, kuri tvirtai įsirėmusi į savo žemę, bet akimis drąsiai žvelgia į visą pasaulį. Tai, sakyčiau, yra dėsnis, kuris pasireiškia tuo stipriau, kuo mažesnė yra kalbama tauta. Taigi mums lietuviams šis dėsnis itin aktualus. Ir šiuo mūsų lietuviškoju atveju būtent rusų kalba ir buvo viena pagrindinių sudedamųjų to, sakykime, lango į pasaulį, per kurį mes, lietuviai, galėjome išeiti, taip sakant, į platesnius vandenis. Tuo pačiu tvirtai stovėdami ant savos lietuviškos žemės ir plačiai atvirai žvelgdami į aplinkinį pasaulį. Šiandieną tačiau priėmę anglų kalbą ir įsilieję į JAV, kabutėse, naująją pasaulio tvarką, mes nebesiremiam į žemę, o itin nepatvarų smėlį. Tuo tarpu sisteminiai žiniasklaidoje šlovinama, kabutėse, globalioji Lietuva, tiek dėl nepilnavertiškumo komplekso, tiek dėl patologiško susireikšminimo, ne tik nebežvelgia į tolius, bet yra nuleidusi akis žemyn į savąjį, taip sakant, kiemelį. Tuo būdu, kaip ironiškai tai beskambėtų, bešaknis kosmopolitizmas susilieja su itin siauru minties provincialumu. Na, o žvėriška neapykanta viskam, kas tarybiška, viskam, kas siejasi su socializmu ir komunizmu, pasireiškinti nenoru pripažinti Lietuvos ir lietuvių tautos skolos Tarybų sąjungai ir jos raudonai armijai už didžiąją pergalę, kuri išgelbėjo tiek mus, tiek Rytų Europą, tiek visą žmoniją nuo fašistinės vergyjos. Ir tai labai simptomiška. Net pavadinčiau tai savotišką vyšnę ant torto, kurį mums iškepė vakarų, kabutėse, civilizatoriai, o realiai kolonizatoriai su savo vietiniais pakalikais, ir kurį, tai yra tą tortą, dėja, bet valgo mankurtais verčiami mūsų tautiečiai. Tuo tarpu socialinių politinių aspektų rusofobinė psichozė pasireiškia kaip itin naudinga priemonė skaldant visuomenę ir gesinant socialinį protestą. Tai yra, dauguma juk suvokia, kad per paskutinius 30 metų susiformavusi, kabutėse, gerovės valstybė, kaip tai dabar vadinama, tai gerovės valstybė toli gražu ne visiems, ne visai Lietuvai, o tik tai tam tikrai jos daliai. O kalbant konkrečiai, tai per šį potarybinį laikotarpį susiformavusiai valdininkų ir privatizacijų pagrindų išaugusiai neoburžujų, tai yra kriminalinio kapitalizmo klasė, jungiančiai savyje korumpuotą biurokratiją ir atitinkamą pavydalą verslą. Na ir ši klasė, kartu su aptarnaujantį personalą sudarančiais jos pakalikais, iš tikrųjų susikūrė gerovės valstybę savo. Palaikoma be abejo savo šeimininkų vakaruose. Tuo tarpu likusi Lietuva, buvusioji liaudės Lietuva, Landsbergio vadinama runkeliais, šiame kontekste lieka už borto. Ir štai toji liaudės Lietuva, tai yra mūsų Lietuva, drįsčiau teigti, išgyvena hibridinį, netiesioginį, bet visgi genocidą, ekonominį, socialinį, kultūrinį, dvasinį. Mūsų broliams ir seserims, išsivažinėjant, išsibėgiojant po 4 pasaulio kraštus, o žymiai daliai likusiųjų čia, tiesiog lėtai degraduojant, prasigeriant, prasinarkašinant ir išmirinėjant. Tai supratus, visai nesunku suprasti ir tai, kokią funkciją atlieka Rusijos korta. Kadangi čia puikiai yra išsireiškęs šviesaus atminimo rašytojas Vytautas Petkevičius, tai pacituosiu jį. Pūvanti Roma savo piliečius gazdino barbarų antplūdžiais ir reikalavo vis didesnių mokesčių patricijų neveiklumui ir lėbavimui pateisinti, kol galų gale pati sugriuvo iš vidaus. Brestant socialiniam sprogimui, tokie pat atliepausiai ir mus nuolat baugina nauja rusų okupacija. O savo nusikalstamą veiklą teisina 50 metų užtrukusią okupaciją ir rusifikaciją. Tai melas, bandantis pateisinti nežabotą valdininkijos savivalę ir jos nepasotinamą gobšumą. Citatos pabaiga.
Ir tai tik tai vidinė reikalo pusė. Žvelgiant į išorę, tačiau, išryškėja ne tik tai rusofobinės politikos keliama ekonominė žala ir ne tik tai faktinis suvereniteto nebuvimas. Tai yra Lietuvos kaip valstybės savarankiškumo nebuvimas, kaip viena pagrindinių šios rusofobinės politikos priežasčių. Išryškėja ir visiškai reali, betarpiška, tiesioginė Lietuvos ir lietuvių tautos pražūties perspektyva, galinti, mano supratimu, realizuotis dviem alternatyviais keliais. Pirmasis jų – tai lėtas ištirpimas žydroje Europos Sąjungai. Antrasis tuo tarpu – tai mūsų tapimas, kabutėse, sakralinė auka kolektyvinių vakarų kare prieš Rusiją, kokia šiai dienai yra tapusi nacionalinė katastrofa išgyvenanti Ukrainą. Štai link ko mus veda toji rusofobinė psichozė. Ir tai konstatavus, galima paklausti, kada ji pasibaigs ir ar ji apskritai pasibaigsianti laiku. Tai yra, pas mus dar neįvykus katastrofai. Kol kas dėja jokių ženklų, kad toji psichozė greitai pasibaigtų, nematau. Iš esmės, alternatyvų čia matau tik dvi. Tai yra arba žymi dalis tautos galiausiai susivoksinti, kad reikia radikaliai keisti mūsų kursą ir mažų mažiausiai nešokti, taip sakant, ant rago, arba šita psichozė pasibaigsinti tik tai atėjus ir praėjus vadinamai valandai X, tai yra įvykus katastrofai, kurią belieka tikėtis, kad mes pirmiausiai kaip valstybė ir tauta pajėgtume išgyventi. Žinoma, neduok Dieve antro varianto, todėl dabar, kaip niekada anksčiau, reikalingas švietimas ir apskritai visuomeninis politinis veiksmas. Na ir pats savo kukliais gebėjimais bei išgalėmis stengiuosi ir stengsiuos prie šio veiksmo prisidėti, ką raginčiau daryti ir kiekvieną jūsų. Taigi tiek šį kartą norėjau pasakyti, kaip visada, dėkoju visiems, kurie žiūrit, kurie dalinatės, platinat. Ypatingai dėkoju tiems, kurie paremėt. Na tai tuo ir atsisveikinu. Iki.